Labas. Labas, Kuo tu vardu? Antanas Dabašinskas. Aha, tai iš kokios giminės atvykai? Esu iš Dabašinskų giminės. Ar galėtum save surasti ir patalpinti giminės medyje? Gerai, pabandysiu. Gali garsiai ieškoti, kas tavo tėvai, seneliai? Taip, Antanas Dabašinskas, Aldona Dabašinska. Tai čia mano kaip ir seneliai gaunasi. Seneliai. Tėvų savo aš nematau. Bet žiūrėk, tavo teta yra. Mano teta yra. Tai čia nais prie tėvų. Ir tada čia Matas su Martynu. Tai tu kažkur į dešinę pusę turbūt turėtum būti. Jo, Nu, čia bandom. kažkur. Važiuojam. Opa. Super. Prilipai. Labas. Labas, Kuo tu vardu, kokia tavo pavardė? Aidas Vagonis. Aha, tai kaži, iš kokios giminės esi kilęs? Nesu tikras, bet man atrodo, būčiau iš Vagonių. Akivaizdus atsakymas, bet reikia paklausti dėl viso pikto. Iš kiek toli čia važiavai? Šiandien iš Kauno. Iš Kauno. Aha. Taip, ar galėtumai save surasti giminės medyje ir priklijuoti savo vardą pavardę? Tai jeigu čia Audrutė, čia Matas, okei. Nu tai čia bus jau tikrai sunku atsekti, bet tebūnie čia tada. Nu, bet plius minus. Sveiki, kokie jūsų vardai ir pavardės? Martynas Vastavičius. Matas Babič. Labai gerai. Iš kiek toli atvažiavot? 10 000 kilometrų. Tai iš kur? Iš Atlantos. Iš Atlantos. Iš kur tu, Matai? 8 valandos iš Čikagą. Eina savo. Taip, dabar labai svarbus klausimas. Ar galite save surasti šiame giminės medyje? Tu čia, kur Matai? Kur tu esi giminės medyje? Čia. Sveiki, kokie jūsų vardai pavardės? Dovilė Šolė. Justas Šolės. Aha, iš kiek toli jūs atvažiavo čionais? Iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos, ar ne? Ar galėtumėte save surasti šiame giminės medyje ir užklijuoti savo vardus? Jau orientyras yra. Jo. Antanukėse? Taip. Nu tai prie Antanukovo. Bet Kur antra pusė rodo? Nu vis tiek jau. Viskas gerai. Bet čia neprilips. Stipriau pasakyti. Neprilips. Nu tikrai ne. Aš irgi čia. Ai, ne. Net esu taip. Sveiki, prisistatykite. Kokie jūsų vardai, kokios pavardės? Sveiki, aš esu Justė Girdauskienė, čia mano dukrytė Luka Girdauskaitė. Nuostabu. Norėjau paklausti, iš kiek toli jūs atvažiavote? Mes atvykome iš Panevėžio. Iš Panevėžio. O ir tu iš Panevėžio atvažiavai? Taip. Ilgas kelias buvo? Nu, reikėjo pakentėti, ar ne? Nu, bet užtat jau čionais. Ar galėtumėte save surasti ir patalpinti šiame giminės medyje? Nu, bandykime ieškoti. Bandykime. Ar iš Vagonių, ar iš Dabašinskų? Iš Dabašinskų. Aha, tai Dabašinskai panašu, kad kairėje. Jeronimas Dabašinskas yra mano senelis. Aha, tai vadinasi, čia jo vaikai, čia Tik nematau anūkai. savo... Ai, čia vaikai. Aha, tai po virš vaikų anūkai, ar ne? Tai aš būsiu anūkė. Aha. O tada jūsų dukrytė virš mamos, ar ne? O čia klijuok toliau. Aukščiau. O, čia kažkur. Sveiki gyvi. Prašom prisistatyti, kokie jūsų vardai pavardės. Paulius Dabašinskas. Monika Dabašinskienė. Ir kuo tu vardu? Leonas Dabašinskas. Leonas Dabašinskas. Dar yra brolis Povilas Dabašinskas. Supratau, rimti reikalai. Tai iš kur jūs atvažiavote? Iš Panevėžio. Iš Panevėžio. Aha. Ir ar galėtumėte save surasti šiame giminės medyje bei patalpinti savo vardus tarp jo šakų? Taip. Tu Dabašinskas. Rimtesnis. Oi. Nieko. Čia vardas ir daryti. Čia vaikiukai antram aukšte. Čia va? Čia jūsų karta, čia jūsų vaikai. Ai, čia vaikai. Jo, aš galiu padėti, jeigu reikia. Ai, ne. Taip čia. Šičia. Gal va tas va. Viršų. Tas irgi. Nuostabu. Labą dieną. Labą dieną. Prašom prisistatyti. Darata Aldona Dabašinskė.
O visą laiką buvai Dabašinskienė. Nebuvau Vagonytė. Tai vadinasi, esi ir iš vienos, ir iš kitos giminės. Taip, Tai abiem rankom laikau. iš kiek toli važiavai? Kaip čia pasakus? Iš Čikagos atėjau. Iš Čikagos. Nu jo, Bet lyg tais ir Klaipėdoj gyvenus. dabar jau apsigyvenu. Dabar jau ir Klaipėdoj. Jo. Taip. Ar tu žinai, kur tu esi šiame giminės medyje? Žinau, šaknyse. Šaknyse. Nu visiškai esi... Matai, išauginau visus. Matom, tai ačiū tau už tokį darbą. Sveiki gyvi. Labas. Labą. Taip, prašom prisistatyti vardai, pavardės ir iš kokios giminės pusės atvykote. Iš Dabašinskų, dukra Dabašinsko Jeronimo. Čia mano vyras Vilmantas Špakauskas, aš Špakauskienė, čia mano sūnus Špakauskas. Taip. Ir čia mano dukrytė Milyta Špakauskaitė. Nuostabu. Tai ar toli teko važiuoti? Iš Panevėžio. Panevėžio. Tai normaliai. Šią vietą. Visai neblogai. Ar jūs galėtumėte surasti savo vietą šiame giminės medyje ir užklijuoti savo vardus? Taip. Va čia. Va, Militukas irgi. Dabašinskaičia, taip. Va čia va. Ir čia yra. O kodėl čia? Visur yra, ir toj pusėje, ir toj pusėje. Kuo tu? Antanas. Antanai kas antras pas mumis yra. Tai čia ir Dabašinskų, ir Vagonių visi Antanai. Tai vienu žodžiu galim belekur. Tai čia nais yra Dabašinskų. Ne, čia Vagonių. O kodėl čia Dabašinskai užklijuoti? Čia irgi Dabašinskai. Jūsų yra Jeronimas. Taip. Ar ne, tai va dukra? Taip. Ar ne, čia nais kažkur? Jūsų vyras šalimais. Taip. Aha. Jūsų vaikai virš jūsų. Aha. Vyro vaiko. Taip. Tamsto žmona šalimais. Na. Ir anūkėliai dar aukščiau. Nuostabu. Sveiki gyvi. Labą dieną. Prašom prisistatyti vardas pavardė jūsų. Gintautas Dudonis. Ingrida Dudonėlė. Labai malonu. Tai papasakokit, iš kiek toli jūs važiavote čia nais? O, mūsų kelionė prasidėjo anksti ryte 10 valandą iš sostinės Vilniaus, nuo Gedimino pilies, istorinio miesto. Keliavome 5 valandas, sustojom Kryžkalnį, išgėrėm kavutės ir toliau atvažiavom į šitą nuostabią šalį, kur pilna vandens, Ir pelkių. pelkių, gandrų, žuvų. Kiek gandrų sutiko? Čia mano vaikystė praėjo, čia aš pražvejojęs esu, pralakstęs, o čia. Nuostabu. Tai tęsiant sentimentų temą, ar galėtumėte surasti savo vietą šiame giminės medyje ir užklijuoti ten savo vardus? O Jėzu. Ar jūs esate iš Dabašinskų ar Vagonių giminės? Vagoniai. Taip, tai Vagoniai po dešinę galima matyti. Apačia va. Klemensas, Titas, Antanas, Pranas. Kur jūsų šaknis? Mama, tai reiškia nuo Vagonių mama. Danutė? Ne, Danutė. Albina buvo. Albina, jo. Tai vadinasi, dar net nėra. Dar jos Žiūrėkit, net mes nėra. atradome. Kaip sakėt vardas? Albina. Albina Vagonytė, taip? Jo. Albina Vagonytė. Ar Vagonytė? Vagonytė. Vagonytė. Taip, tai reiškia sesuo. Sesuo tetos. Na ką? Tai ar dabar jau galima surasti O savo? eiliškumas, kelintai jinai gimė? Čia nepaleiliškumas. Nepaleiliškumas. Čia tik eskizas, paskui internete darysim tikrą medį. Ne, į viršų, vaikai į viršų, čia kažkur jau bus. Ai, čia. Jo, šakose. O Ingrida. O šalimais? Kaip gyvenime, taip ir medyje. Super. Super. Taip, sveiki gyvi, prašom prisistatyti vardą pavardę. Kas jūs? Gintarė Gilienė.
Viktoras Gilys. Labai malonu. Ar toli teko važiuoti iki čia? Iš Panevėžio 3,5 valandos. Tai netaip jau ir baisu. Ar jūs galėtumėte surasti savo vietą šiame giminės medyje ir save patalpinti? Iš kokios giminės? Iš Dabašinskų. Aha, panašu link kairę turėtume. Aha. A tai kur čia dabar jūs? Čia Remigiaus atšaka eina, čia Lolitos atšaka, kur mūsų. Tai šalimais. Va čia? Jeigu tai sesuo. Jo. Aha. Ir vyras šalia. Super. Ko nenori lipti? O, taip norėtų. Tai Tuo geriau Lūną paglosti, tenai tai draugaus. pradedam. Labas vakaras, sveiki. Ar galite prisistatyti, kokie jūsų vardai pavardės? Laimutė Kaminskienė. Vytautas Kaminskas. Labai malonu. Ar toli teko čia nais važiuoti? Kiek kilometrų sumynėt? Nu, gal 250 km sumynėm. Panašu, tikriausiai. Iš kur atvykote? Iš Zapyškio. Labai smagu. Taip. Ar jūs galėtumėt surasti savo vietą šiame giminės medyje ir priklijuoti ten savo vardus? Tai ko gero taip, Danutė ir Klemensas. Aukščiau. Ir jis buvo vyras. Gerai. Labas vakaras. Ar galite prisistatyti savo vardais pavardėmis? Pradės nuo tėčio turbūt. Aš esu Dainius Baltrušaitis. Aš esu Ineta Baltrušaitienė. Aš esu Rojus Baltrušaitis. Aš esu Saulė Baltrušaitytė. Ir dar čia kažkur laksto Deivė Baltrušaitytė. Oho, tai didelė šeimyna. Ar teko jums toli važiuoti? Iš kur atvykote? Iš Vilniaus. Pakankamai Vilniaus, toli. iš sostinės. Taip. Ne? Ar ilgas kelias buvo? Taip. Taip. Bet verta. Verta, patinka. Dar rytoj pasitarsim, ar ne? Gerai, susitarėm. Ateisit pas mane ir pasakysit. Taip. Ar jūs galėtumėt surasti savo vietą šiame giminės medyje ir tenais užklijuoti savo vardus? Taip, galim. Ir jau dabar, ar ne, reikėtų? Taip, Mes duodam tėčių šitą garbę. Taip, atsakinga Rojukai čia tu, palauk, aš tau rojukai parodysiu. Va Dainis, matau, čia yra mano seneliai, čia bus tėvai, mama, tiksliau, čia aš tada klijuoju. Čia aš, čia šalia turbūt užklijuosi mamą. Būtinai. Mama. Kaip gyvenime, taip ir ant medžio. Taip. Ir aukščiau bus vaikučiai ant aukštesnės šakos. Taip. Saulė čia. Saulė nori pasakyti. Rojukai šalia. Šalia Saulė. Deivė. Leisk, aš tau padėsiu. Va, gerai. Saulė ten. O, tu didžiausia. Nuostabu. Ten Super. mažiausia. Sveiki. Labas vakaras. Prašom prisistatyti vardu pavardę. Vitalijus Vogonis. Labai malonu. Ar teko iš toli čia važiuoti? Nu, šiandien važiavom per Klaipėdą. Per Klaipėdą? Taip. Tai kiek kilometrų sumynėt? Jeigu taip, tai labai nedaug. 200 kokie. Ai, da iš kaimų, tai apie 270 gaunasi kažko tai taip. Nu, gal mažiau sumelavau, biškį pagražinau. O iš kur atvykot? Šiaip tai iš Zapyškio. Iš Zapyškio. Malonu. Jau šnekinom žmonės iš Zapyškio. Aš įsivaizduoju. Gerai. Ar galite surasti savo vietą šiame giminės medyje ir priklijuoti savo vardą? Taip, va, Klemensas. O. Jonas, nu tai va, čia įdedam turbūt. Taip ir važiuojama, ne? Aukštyn eina. Nešėmės keturiesi šiaip. Tai šiaip paskutinis liko tik iš vieno. Taip. Nedalinutis nėra. Dar pašnekinsim. Gerai. Labas vakaras. Sveiki. Prašom prisistatyti vardu pavardę, kas jūs tokie? Regimantas Dabašinskas. O aš antra pusė Dabašinskė Stasė. Labai malonu. Ar toli teko atkeliauti į šitą mūsų susitikimą? Labai. Iš kur važiavot? Šiaip tai nėra toli, bet labai kelią pasirinkom tolimą ir nuobodų. Ne, labai gera, kaip tiek atvirkščiai. Gerai. Jo, 5 kartus numigau. Ne, tai tu visada mėgi, bet smagiau negu autostradą važiuoti.
Autostrada greičiau. Pasimėgauti gamtą. Super. Taip. Taip, tada norėčiau paklausti, ar jūs galėtumėt susirasti savo vietą šiame giminės medyje ir tenais priklijuoti savo vardą? Aišku, galėtume. Super. Va, žiūrėk, Dabašinskų giminė eina. Eina. Va. Tak. Va čia kažkur, va, štai, va. Šiandien truputėlį aukščiau. Ne, manau, kad tu turi aukščiau. Aukščiau, jo? Nu, žiūrėk, Dabašinskas. Čia mano, čia reikia aukščiau mums. Nes aukščiau stovi. Va, Dabašinskė. Čia mums reikia, ne? Dabašinskas, Paulius pažįstu. Koks jūsų tėčio vardas? Albinas. Va, jisai kažkur mačiau čia. Va. Va, Albinas ir Zita. Va, Tai čia tėvai. va čia ant šitos šakos. Galit čia, galit ten. Tu nori, kad čia stipriau laikytų tave, ne? Taip, teisingai, labai teisingai. O aš būčiau va kur nors ten. Kartu reikėtų, kaip gyvenime, taip ir medyje. Aišku. Super. Supratai, paaiškinai. Taip. Sveiki gyvi. Labas. Prašom prisistatyti, kuo jūs vardu. Visų pirma, Pijui linkėjimai. Tegul kamera žino, Pijau, tu geras. Aš esu Albino Dabašinsko ir Zitos Nemkevičiūtės anūkas ir Ritos Baltrušaitinės, seniau Dabašinskaitės sūnus. Čia mano žmona. Kuo jūs vardu? Deividas. Aš esu Kamilė Deivido žmona. Ir visi ryšiai tie, kur išvardino jisai. Nuostabu. Ar jums toli teko važiuoti iš šito balio? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Tai kiek čia kilometrų? Kadangi važiavom iš Tėviškės, tai šiek tiek sumažinom atstumą, bet tikriausiai virš 300 overall. Ar buvo verta? Be abejo. Gerai. Ar šiame giminės medyje galėtumėte atrasti savo vietą ir tenais priklijuoti savo vardus? Paieškojus tikriausiai taip. Nu, tai šiandienos tokia užduotis, pabandom. Matau Dainių ir Netą, tai aš kur nors šalia jų. Matai, kur jie? Apačioje yra mūsų vyriausieji, tai čia senelius galėtumėm bandyti surasti. Ai, čia pagal sluoksnius, ne? Taip. Ketvirtas, tai mes esam trečiam. O čia yra skirtumas, jo, Dabašinskas, nu tai viskas lengva, labai lengva. Labai gerai. Sveiki gyvi! Labas. Ar galite prisistatyti, kokie jūsų vardai pavardės? Aš esu Valentinas Gilys, čia mano žmona Stela, Gerda ir dukra Stela. Dar turim Danielių sūnų. Tai va, ir esam Gintarės Gilienės ir Viktoro Gylio. Super. Ar jums toli teko keliauti iš šito balių? Kiek kilometrų sumynėt? 250 kažkur tai iš Tai ne Panevėžio. tragedija, ar ne? Iš Panevėžio. Ne tragedija, mes važiuojam ir toliau. Gerai. Tai ar galėtumėt save rasti šiame giminės medyje ir tenais prilipdyti savo vardus? Taip, tikrai taip. Aš galiu pagelbėti, ar ne? Ar toliau? Jo, galbūt toliau, kad vaikučiai dar jūsų tilptų virš jūsų, ar ne? Čia atrodo, mes... Ką? Čia vaikai? Tada virš jūsų pati. Ar ne, nauja karta, lipa į viršų. Nes čia žiūriu, kad Gedas padarė kitaip. Čia va, nes vaikai va čia jau irgi šalia. O kurie yra Čia brolis man. Vaikai yra Giedrius ir Julius. Mes Va. galim arčiau padaryti. Va. Tvarka bus. Na štai. Gerai. Sveikas gyvas. Labas. Ar gali prisistatyti, kuo tu vardu, kokia tavo pavardė? Aringas Vagonis. Malonu. Ar toli teko važiuoti į čionais? Ne. Iš kur atvykęs? Iš Klaipėdos. Realiai
kokia 1,5 valandos, bet dar spėjom net į mišką nuvažiuoti, tai Tai su nuotykiais atvykot. taip labai šiaip smagiai. Čia mes dažnai važinėjom iš tikrųjų aplinkui šitos kaimus. Ar galėtumai surasti savo vietą šiame giminės medyje ir ten priklijuoti savo vardą? Tai tas Antanas Valdonis. O tai kur Aidas? Aidas su kalbėjo? Kalbėjau. Ai va, o kodėl jisai čia save uždėjo čia? Ai, čia senoliai. Čia trečia karta. Ai, pavardės neužsirašiau, bet žinos gal. Bus aišku. Taip. Labas vakaras. Prašom prisistatyti. Kas jūs tokia esate? Tavo mama. O koks yra mamos vardas, jeigu mama galėtų prisistatyti visai giminiai? Ramunė Vigelė. O šalia Ramunės sėdi? Kamtus suglamžiai. Saulius Vigelis. Ar jūs toli vykote į šitą giminės susitikimą? 56 minutės nuo Klaipėdos. Tai sakyčiau visai neblogai. Ar jūs galėtumėte rasti savo vietą šiame giminės medyje ir tenais priklijuoti savo vardą? Taip. Va šičia viršaudra. Abudu? Taip. Kaip gyvenime, taip ir ant medžio. Labas vakaras! Labas. Panelės, prašom prisistatyti, kas jūs esate? Jūratė, aš esu Jūratė. Pavardę sakyt? Taip. Aš esu Livija Sutkuvienė. Rita. Ir Kuzmickienė Sigutė. Labai malonu. Mes esam seserys. O aš pusseserė. Bet jūs visos panašios, sakyčiau. Taip, ar iš toli teko čia atvažiuoti? Kaunas. Kaunas. Taip, Garliava. Kauno rajonas. Aš iš Garliavos. Kauno rajonas. Supratau. Gerai. Ar jūs galėtumėte surasti savo vietą šiame giminės medyje ir tenais patalpinti savo vardą? Be abejo. Pabandykime. Dabašinskų arba Gonių giminė? Dabašinskai. Taip, tai čia nais Ant yra šakos. seneliai, tada vaikai, anūkai. Tai čia jūsų. Per žemai klijuoju. Taip, ar ne? Tai vat aš jeigu galim čia pakalbėti, čia jūsų šaka. Prie Zitos, prašom. Prie Zitos ir Albino. Mano jo. Aha. Jo. Irgi taip pat Zita Albinas. Jo. O čia prie Birutės ir Zigmo. Prie Birutės ir Zigmo. Apačioj. Aha, va šičia tada gaunasi. Tai va, vienintelė. Bet tai kaip jūs tvirtai prie Taip, kamieno? prie kamieno. Super. Labai svarbus klausimai. Taip. Kaip manai, kas šiąnakt daugiausiai šoks? Kas daugiausiai šoks? Aha. Aš manau, mano tėtis Antanas. Aš tai gal sakyčiau jo Aldona. Aldona, supratau. Nes aš manau, kad kiek aš ją žinau, tai jeigu jinai šėlsta, tai šėlsta, bet nežinau, ar jinai pasirinks variantą šėlt. Antanas. Kuris? Jų tiek daug. Visi Antanai kolektyviniai šėls. Antanas. Kuris? Jų daug. Ne jaunasis. Ne jaunasis. Galiu tiek pasakyti. Visi kartu mes giminė, taip. O tai kaip kitaip? Geltonėji. A, jau jūs komandomis pasiskirstė. Tai aš turbūt. Jaunimas. Jaunimas. Aš. Tai pažadas. Jaunimas. Taip. Aš. Tai yra pažadas. Pažadas. Aišku, jaunimas. Oi. Aš. Ne, seniai. Čia yra pažadas ir mes žiūrėsim, Ne. Šėls kam virš 50. Jaunimas gal. Ne, Nu, kam virš kaip 50. Pijus. Faktas. Kad šėls? Aš su broliu. Dabašinskai, manau. Mingailė. Geltonieji. Nes aš geltonųjų komandai. Tai nesiskaitau. Ir aš. Kaip manai, kas šiąnakt eis vėliausiai miegot? Iš tikro, gal mano brolis Justas.
kažkodėl manau, kad iš vyriausios kartos bus dauguma žmonių, nespėjau, kad jaunimas šiais laikais silpnas, mes nulūšim greitai, o tie vyresnieji, man atrodo, atlaikys iki vėlumos. Aš. Daina, ko gero, pagulčius Antaną. Manau, kad patys jauniausi. Patys jauniausi. Žaliai. Nu ką, tie žaliai prisigalvoja, įdomu? Aš pirmutinė. Tu pirmutinė, o kas paskutinis? Tai pasisakys pats. Ai, prisiduot turės. No. Kas išlaikys spaudimą. Šokimą ir dainavimą. Palikonis ir moteris. Nežinau, jokios intuicijos nuo tiek giminės. Visi kartu. Jo. Pana, gerai, sutarta. Ko gero mes. Turbūt gerai. Aš. Vaikai, teisingai. Šiandien galima. Senimas, aišku. Daugiausiai ištvermės, ar ne? Taip, kurie daugiausiai pakelia. Vat kas pirmas eis mėgo, tai žinau, bet kas vėliausiai, tai Marcinkevičius Vidmas. Greičiausiai, kad mes. Manau, kad irgi mes su broliu planavom nusileidus saulį sėdėti ant leptelio. Tai. Viduriniai tada, nu kaip čia vaikai tada, ko gero būtų, nes čia yra senoliai, tada vaikai, anūkai ir pronukiai galbūt, jeigu jau jų yra. Tikriausiai yra. Muzikantai. Mano vyras. Čia su tokia gaidelė jau nelįs. Gaidelė. Kaip manai, kam bus sunkiausias rytas rytoj? Mano tečiui. Spėčiau, kad tau. Gali būti. Justai. Justui? Gali būt. Priklausys nuo Dovilės turbūt. Ar Antanėlį galima? Realiai besakydamas Antanui pataikysi, kurį nors tikrai. 30% giminės pataikysi. O ar žinojote, kad vienas iš prieš tai kalbintų žmonių pasakė, kad Justui bus sunkiausias rytas? Įdomu kas? Tiem, kurie vėliausiai eis miegot. Nu, visiems. Ta pašinskam. Man reikia sužadyti, turbūt man. Tai tau sunkiausias. Kas vėliausiai nesmėgot? Kažkaip jūs labai logiškai čia viską sudėliojat. Man rodo, šiais laikais moteris daugiau gerai ir moterim bus sunkiau. Kas ilgiausiai šils? Tai jūs. Man, žinau dėl ko, Kodėl? važiuosiu kult. Tau. Tiesiai šviesiai, ne? Kam bus sunkiausias? Tas, kas anksti nueis miegot, gal? Tas, kas vėlai tam, tas ryte dar neprabus paprasčiausiai. Tie, kurie neapskaičiuos. Man. Čia kažkas sakė, bus sunkiausias tiems, kurie neapskaičiuoja. Tai ar planuoji neapskaičiuoti? Ne, aš apskaičiuoju dažniausiai, bet dėl to paskutinio nuėjimo miegoti ir anksčiausiai atsikelimo tas kainuoja. Nu, už gerus dalykus reikia susimokėti. Bet manau tikrai stelai, jo, nesvarbu, ar bus balis ar ne, rytas bus sunkus. Kas čia man vienodai atsakymai eina. Dabašinskų vidurinė klasė. Tas, kas turės suvalyti, išvalyti viską. Gintai. Jos vyrui. Gerai, o dabar rimtesnė tema. Ką palinkėtumai savo ateičiai? Sau, giminiai arba kitam giminės susitikimui? Niekados nepasiduoti, siekti savo tikslų, savo norų, kad ir kaip taip sunku būtų, bet siekti savo norų. Tai viskas. Nice, šaunu. Ačiū. Prašom. Gal norėčiau palinkėti visada širdį turėti jūrą, nes jūs, kai čia vietiniai daug jos jaučiat, jūs gal ją kartais pametat iš to, ant kiek jinai yra svarbi mūsų visam tokiam giminės jungime. Tai labai džiaugiuosi, kad visas giminės susitikimas yra netoli jūros, tai palinkėti nepamesti jūros. Nuostabu. Ačiū tau. Tai tau ačiū. Nereikia viską taip rimtai imti.
Gyvenimas turi būti smagus, reikia sau leisti gyventi smagiai. Taip, O ką Matas nori palinkėti? nežinau ką. Daug meilės, ar ne? Jo, Meilė svarbiausia. bendraut su visiems. Taip, šaunu. Ačiū Jums labai, Jūs nuostabus. Prašau. Jej! Į laiko kapsulę galėtume įdėti labai gerą lokaciją, kurioje yra giminės susitikimas ir turbūt gerą tokį orą, kad kitais metais ar dar kitais, kada nuspręstų pakartoti giminės susitikimą, kad būtų tokia labai pati graži diena, manau. Nuostabu. Ką Justelis pridės? Fainas emocijos, faina šventė. Jo, super, ačiū Jums. Niekada nepamiršti praeities ir savo giminaičių, nes tai yra labai labai svarbu ir labai ačiū už tai, kad Jūs organizavo tokią šventę. Tai labai ypatingai smagu. O ką palinkėsi tu? O, super, ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Sveikatos, laimės. Ir akimirkos dabar. Tik dabar. Va dabar. Nuostabu. Tai ką, bandome laikyti šių linkėjimų. Ačiū Jums labai. Ačiū. Nu, aš tikiuosi, kada susitiksim kitais metais visi. Taip. Bet būsit sentelėje, o aš pajaunėjus. Manau, čia pats geriausias sprendimas būtų. Ačiū tau, močiute. Prašau, anūkėlė. Palinkėčiau visiems sveikatos. O kai bus sveikata, bus ir laimė. Susirinkti vėl taip gausiai. Taip. Arba gausiau. Dar gausiau. Aš po metų dar gausiau. Ir nepraras šypsenas. O ką mažiausiai palinkės? Tiesiog Bučiuką. Duosi bučiuką. Duok, moki bučiuką. Daryk bučiuką. Ne. Kitą kartą. Reikia užsidirbti. Taip. Tai ką, ačiū Jums labai. Ačiū. Gražios šventės, iki pasimatymo kitais metais. Iki. Ačiū. Ei! Nu ką aš pasakyčiau? Aš taip filosofiškai pasakyčiau, rimtai. Šitas susitikimas yra labai vertinga dovana visiems, nes kiekvienas susitinka ir tas laikas skirtas susitikimui, jis daugiau niekada nebesugrįš. Dabartinis laikas. Aš tai dar pridėčiau, kad susitinkame džiaugsmingą progą, o ne liūdna, kaip mes lietuvaičiai dažnai mėgstam, taip gyvenimas priverčia susitikti visai giminiai liūdną progą. O čia yra tikrai nuostabus dalykas, kad mes galime visi čia susipažinti, pasidžiaugti, pasilinksminti ir neverkti. Nuostabu. Ačiū Jums labai, gražaus vakarėlio. Ačiū. Sveikatos. Sveikatos. Ypatingai tai seniausiai kartą. Kad jinai irgi galbūt susirinktų sekantį kartą. Gal daugiau jų negu šį kartą. Ja. Ar turite dar ką pridėti? Nu, tu? Aš tai viskas, nu ką. Aš gyviu giminės, ką žinau. Tai va. Ačiū. Ačiū Jums labai. Gražūs žodžiai. Dėkui. Ačiū. Pakeisti negalim nieko, o pakęsti galim labai daug. Pabandykim. Tai ko gero, Pabandykim pakęsti. Labai gražūs žodžiai. pakanta. Ačiū Jums labai už nuoširdumą. Gero vakaro. Šeima svarbiausia. Ir kad reikia bendrauti. Giminėm, pusbroliam, pusseserim reikia bendrauti. Tai va, palinkėčiau bendrauti. Super. O kaip Jūsų nuomonė, ką reikėtų perduoti? Nepamiršti. O, Nežinau. Gal, kad reikėtų klausyti tėvų. čia žinok, iki šiol man labai aktualu. Ačiū šitą patarimą. Gerai, ačiū Jums už nuoširdumą. Gero vakaro. Va šitai sunkiausias. Taip greit atsakyti, žinau, bijau nusišnekėti. O ką širdis sako? Širdis sako, nemeluok. Būk sąžiningas.
Reikia tikėti gėrių, gal sakyčiau. Turbūt... Ką žinau, nu... Turbūt, nu... Aš daugiau bedarauti reikia. Gera pradžia pusę darbo tada. Šiaip tai jau dabar ką tikėsim iš anūkų turbūt, ne, kaip čia gavosi, iš vaikų gal, tiesiog mes būsim per senyvo. Gerai, kai žmonių dar yra, kur grėbėsi tokių projektų. Pagirtina, žinai, nes jau tapo įprasta per laidotuvės tik tai susitikti. Jo, kas skaudu, šiaip tai... Tai tada lauksime... Kai sako, reikia gyventi neliūdėti, ne? Taip. Tai kitais metais jūsų lauksim ir klausim, kiek kartų melavot. Nes reikia nemeluoti. Kiek kartų buvot sąžininkas, nes reikia būti tokiam. Aš jau gal dabar galiu atsakyti, žinok. Šiaip aš niekad nemėgau meluoti, žinok. Turiu tokią blogą savybę. Aš labiau pasirenku, supranti, geriau patylėti, negu pasakyti. Tai ačiū, kad šiandien leidot jumis prašnekinti. Gerai. Gero vakaro. Dėkui. Oi, esu girdėjusi, kad Dievas žmogaus pavydalu per gyvenimą prieina 3 kartus ir duoda šansą nugalėti pyktį savyje, duoda akimirką savivokos. Tad visiems linkiu mąstyti ir atrasti save. Visai giminiai linkiu. Ar turite ką pridėti? Ne. Tiesiog apskaičiuoti šį vakarą, ar ne? Ačiū Jums labai už nuoširdumą. Gero vakaro. Geras, tu pradėk, nes aš žinai. Kad plėstųsi giminė. Kad plėstųsi. Geras, aš tą patį pagalvojau, kai atidarysim tą laiko kapsulę, būtų fainai, kad tenai daugiau žmonių paskaitytų tą kapsulę. Man atrodo, Jums teks pasistengti, ar ne? Nu, ja. Nu, patys prisižadėjot, pasilinkėjot. Tai ką, ačiū už Jūsų nuoširdumą, lauksim kitais metais. Pijau! Nepamiršti savo giminių, savo šaknų ir jo, tiesiog palaikyti ryšį. Kad susitikti, va, tokioje gražioje vietoje vėl. Ar dar turiu ką pridėti? Sakau, palaikyti ryšį. Palaikyti ryšį su pusbroliais, pažinti juos. Ačiū tada Jums už nuoširdumą, linkime gero vakaro ir susitiksim kitais metais būtinai. O, tai palinkėjimas kurti tradiciją. Mačiau, yra pirmas tradicijos kūrimas, kad mes susitinkam visi. Tai jeigu tai bus išliekamasis renginys, tai čia bus tada galbūt kažkas galingo, gal mes susijungsim. Nes dabar aš nesenai sužinau, kas tie Dabašinskai yra. Su kuo čia susidėjai? Nes, nu taip yra Dabašinskai, kas jie tokie. Tai ką, ačiū tau labai už nuoširdumą ir susitiksime kitą kartą. Ačiū. Ačiū. Nusipirkti jachtą. Nu, tai ką? Nors pripučiama valtį. Man atrodo, garažai yra viena. Tai ką, ačiū už Jūsų nuoširdumą ir susitiksime kitą kartą. Bet kuris ir bet koks giminės susitikimas yra nuostabu. Ir kad tik tiek daug būtų, kiek dabar esam. Kad tie patys, kad visi būtų arba dar daugiau. Kad visi sveiki būtų, laimingi, be... Sveikatos, ramybės. Taip. Tai, Ledi, ačiū Jums už nuoširdumą. Ir Jums. Ir Jums. Gerą pakalbino. Ir Jums. Gerai, ačiū. Labas vakaras. Labas. Taip, prašome prisistatyti. Kuo Jūs vardu, kokia Jūsų pavardė? Mano vardas Audra, pavardė Bebič. Ar visą laiką buvai Bebič? Ne, nebuvau Bebič visą laiką, tik tai dabar truputį buvau Bebič. O kas buvai prieš tai? Buvau Matevičienė. O prieš tai? Dabašinskaitė. Štai, tai atkasėm, iš kur šaknis atkeliavo. Ar iš toli teko atvykti į šitą mūsų susitikimą? Iš labai toliau už vandenynų iš Čikagos. Taip, norėjom pasiteirauti, ar galėtumėte save surasti šiame giminės medyje? Čia aš esu. Ir iš kur atkeliavo šitą liniją? Šitą liniją atkeliavo mano mamytė Aldona Dabašinskienė, tėtis Antanas Dabašinskas, o mama buvo Volgonytė. Aha.
Taip, blitz tipo klausimai, greiti klausimai, greiti atsakymai. Pirmas dalykas, kas šauna į galvą. Kas šį vakarą daugiausiai šėls? Migailė. Kas šį vakarą daugiausia šoks? Močiutė. Kas vėliausiai eis miegot? Antanėlis. Kam bus sunkiausias rytas? Martynui. Taip, galim dabar nusiraminti ir truputėlį surimtėti. Įsivaizduokime, kad mes su savimi dabar turime laiko kapsulę, kurią atidarysime kitame giminės susitikime. Ar tai būtų už metų, ar už 50. Ką per žodžius norėtum įdėti šitą kapsulę? Aš norėčiau, kai atidarysime šitą kapsulę, kad šitie senoliai, kurie yra čia, pasveikintų tuos angeliukus, kurie jau ateina. Ir kad visos šakelės žydėtų, ne viena nenutrūktų, kad visos jos skleistusi į ateinančias gyvybės. Ir taip mes eisim žemyn, o naujieji mus pakeis, kad būtų tėkmė. Ačiū už nuoširdumą ir lauksime susitikimo kitą kartą. Kitais metais. Taip. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, even your year. But Labas vakaras. Leidžiam prisėsti. Atsipalaiduoti. Gerai, galite atsipalaiduoti, bet įtampa. Įtampa vis dėlto bus. Pirmiausia, jūs turite pasakyti, koks tavo vardas? Čia kaip per okną. Aš esu Mingailė Siriūnaitė. Geras. Tai surask save. Čia. Oho. Atėjusi iš Ramunės dabar jau Vigelės, kuri atėjo iš Aldonos Dabašinskės. Šiaip tai aš tai paklausiau, kad surastum save, nebepasakotum savo visos iš kur tu ten, visos genetikos, mums visiškai tai nesvarbu. Visada prašau atsakykite į tą klausimą, kurį jūs klausite. Gerai? Ačiū. Kas čia šalia tave sėdi? Tai jisai gali ir prisistatyti. Aš esu Pijus Vigelis, aš buvau operatorius visą šį laiką ir dabar atsakinėsiu jūsų klausimus. Super. Pagaliau nors vienas gražus ir tiesus balsas. Matai, va, kaip gražiai gali kalbėti brolis. Gerai, kiek ilgai jūs važiavote iki šitos vietos? Kiek mes ilgai važiavom? Su Maksima ar be? Apie valandą. Kodėl jūs užėjote į Maksimą? Nes mano draugui reikėjo alaus. Jisai bijojo, kad čia baigsis. Supratau. Kokį alų gėrė jūsų draugas? Pijau, gal tu žinai? Jos klausiu. Gerai. Iš pradžių gėrė Švyturio ekstra, bet ten įskrido širšę, tai jisai paliko tą šalyje ir dabar Karlsbergą arba Kalnapilę. Super. Nu, čia nuimsiu, nes kadangi čia kaip alaus reklama, tai turėtų būti. Nealkoholinio. Tai tada galima. Čia savaime suprantama. Gerai, atsiprašom. Taip, dabar apie šėlimą. Ar šį vakarą, kaip jūs manote, kuris iš šitų veikėjų, kur čia stovi, daugiausiai šėls? Išoriškai ar viduje? Viduje? O kaip galima užšėlti viduje? Nu, vadinasi, jums dar neteko to patirti. Tikrai neteko. Pijau, kaip tu galvoji, kuris iš šitų, išskyrus dėdė Antaną, galėtų šėlti labiausiai? Būtinai iš šitų ar galima ir... Ir iš kitos tautos. Galima įjungti. Aš manau šitą panelę. Aikto. Ana. Ana. Aš manau, kad daugiausiai šėls Martynas. Nes jisai mažiausiai šiąnakt miegojo, ką tik atskridęs iš Čikagos ir kai trūksta miego, visą laiką įsijungia antras kvėpavimas. Tu mušėjai brolį kada nors? Lygtais ne. Gal biškį pakankinti, kad suprastų jo savo vietą jo, bet taip, kad agresyvus mušimas ne. Geras. Tai reiškia pakankinti, tai kaip? Nu, kad charakterį ugdyti. Kurią vietą, kurie skausmingi veiksmai yra pakankinti? Kas tau skaudžiausiai buvo, Pijau? Visi tavo veiksmai. Eik tu. Taip.
Aha, kai vaduosi į barą, labai skauda. Ar tu čia mane Kai kepu tau pyragą, labai skauda. Ar tu čia mane kankinai? O kada kankinau? Pavyzdžiui, tos, kai spaudai mano galvą jaučiu, kai aš buvau žemesnis už Labai tave. fainai. Kad tau patikdavo, tu juokdavaisi. Ne, man nepatikdavo. Tai ko tu juokeisi? Aš juokiausi iš skausmo gal. Nu tai tada čia tavo bėdos, kad nemoki savęs išreikšti. Čia tavo bėdos, kad tu nemoki mane skaityti. Nu tai mokausi. Prisižiūrėjau. Mokausi, dabar jau geriau. Mokykis. Nu. Gerai, kitas klausimas. Jo. Gerai, aš tai galvoju, kad šitie vaizdeliai, tai čia superiniai. Čia mūsų kasdienybė. Ir šiaip tai, Mingailė, aš galvoju, kad psichiatrai apie tave galėtų daug ką papasakoti, jeigu tu savo broliui prispaudus galvą, reiškia laikai ir tu galvoji, kad jiem tai yra tiesiog charakterių ugdymas ir jiem tai yra malonumai, čia superinis dalykas. Labai gerai sugalvoju. Ir aš manau, kad šį vakarą ilgiausiai tikrai sutinku su tuo, ko šoksi daugiausiai tu. Kaip tu manai, o kas iš šitų žmonių nueis vėliausiai miegoti? Iš visų šitų išskyrus dėdę Antaną, nes jisai greičiausiai... Kas vėliausiai nueis miegoti? Tai arba vaikai, kurie prisivalgys daug cukraus, čia yra didžiulis rizikos faktorius. Dėdės, dėdės, kurie vieni kitiems išgeria, dar nepasakė, kaip stipriai juos myli, nes čia yra labai ilga tema. Arba tiems, kuriems šiaip bus biški negera. Tai irgi neis miegoti. O tu susieji šitą dalyką su alkoholio vartojimu, ar tai nuo linksmumo? Ne, negera gali būti nuo daugelio dalykų. Gal užvalgė kažką netokio, galbūt didžiulis koks liūdesys apėmė kažko pasiilgstant ir neišeina užmigti. Tai čia daug variantų gali būti. Ir tada dar vienas klausimas. Kas čia bus? Taip, kokie bus pirmieji žodžiai, kada tu pabusi ryte? O šiaip tai galiu paklausti kitaip. Kam sunkiausias rytas ten parašyta? Aš žinau, kam sunkiausias. Ką reiškia sunkiausias? Mingailė, koks tau būdavo pirmasis žodis, kada tu pabundi ryte? Priklausomai nuo to, ar Manfredas miega tuo metu. Jeigu jisai miega, tai aš tyliu turbūt iki tol, kol nueinu iki darbo ir sakau labas rytas. Tu reiškia visas rytas toks tylus. O jeigu nemiega, ką sakai? Labas rytas, tik tais angliškai. Good morning. 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 Hi there, mate. O tu pijau, kada pabundi? Priklauso, ką aš veikiu kitą dieną. Teisingai. Jeigu pavyzdžiui, nieko nebaliavoju, tai dažniausiai atsibundu kokią 11. Jeigu čia neinu į mokyklą, jeigu aš nieko neveikiu, tai 11, taip sąžiningai. Kada tu pamatai save veidrody, tu ką nors sakai? You can do this. Šaunuolis, dar vieną dieną. Fainas bachūras, sako? Kas čia toks? Nežinau, kai aš pasižiūriu savo veidrodį, pasižiūriu savo šukuoseną, kažkas negerai, tai pasitaisau kažką, įsiplaunu dantis, pasidarau kažką ir viskas. Greičiausiai tai užknisa kirpėjas. Nepasižiūriu tą šukos ir galvoju, blemba, kas čia mane kirpo? Kodėl aš taip atrodo? Ne? Greičiausiai. Gerai, ir dabar... Mano advokatas siūlo neįsireiškti savo pozicijos. Nes aš matau, kad Mingailė jau ruošiasi tavo galvą priploti. Jinai įdėmiai klauso. Jo, įdėmiai klauso. Gali priploti čia prie šito stalo. Tai kaip manot, kas jo advokatas, kuris neleido atsakyti šio klausimą? Ne, mano advokatas pasiūlė. Pasiūlė. Bet jeigu dabar reikėtų jums užkasti laiko kapsulę ir ją parašyti linkėjimus šitai giminiai, ką jūs palinkėtumėte, ką jūs parašytumėte, jeigu ta kapsulė atkas tik tais po 50 metų? Aš sakyčiau, mylėk save. Tiesiog parašyčiau, mylėk save ir įdėčiau kapsulę. Jo. Wow. Jo, man patinka, ką tu pasakei. Jeigu, čia labai taikliai pataikiai, manau, visiems tas tiktų, kad mylėti save, normaliai. Taip nuoširdžiai, ne? Jeigu reikia spirti šikną, spirk. Jeigu reikia daugiau skirti dėmesio, skirk. Bet jeigu už po 50 metų, tarkim, 50-ojo giminės baliaus susitikimo kontekste atidarom šitą kapsulę, aš turbūt pasakyčiau, kad
gyvenkit taip, kad viduj būtų ramu. Kad rytoj nebūtų gėda, nebūtų gaila, nieko nebūtų negatyvaus. Tiesiog gyvenkim taip, kad paskutinę dieną pasižiūrėjus į savo sąžinę, jinai nebūtų kaip Doriano Grėjaus portretas, o būtų rami, švari ir galėtumėm judėti toliau. Aš tik tais galiu pasakyti, kad tiek Pijus, tiek Mindėlius abu labai šaunus vaikai. Labai. Todėl, kad labai gerus klausimus kažkas uždavė. Ne, todėl, kad jūs turite gerus tėvus. Nes ten yra genetika ir jūs dabar tos genus sugebėjote taip įsukti ir aš galvoju, kad jūs būsite labai geri žmonės. Kai visiškai užaugsite. Bet tas dar toli. Tu labai. Žiauriai. Ačiū labai. Ačiū Jums. Iki kitų. Jei. Kaip mane sukandžiojo.